Su jumis vėl Kandelerija. Tiesiog širdimi pajutau, kad reikia jums paskaityti temą apie pasiaukojimą. Tikriausiai dažnai iškyla klausimas, daryti taip ar nedaryti, ar kažką paaukoti vardant kažko, tikintis kažkokių rezultatų ir nežinant, ar ta auka tikrai duos tos rezultatus. Ir moteris tiek vyrai dažnai paaukoja labai daug savo gyvenime ir sulaukia vien tik tai skausmo ir kančias ir negauna to rezultato, kurio tikisi. Ir visgi būna ir tokių atvejų, kad auka duoda norimus rezultatus ir gal netgi rezultatus didesnius negu žmogus tikisi. Yra tokia tikimybė, kad galima sulaukti rezultatų pasiaukojus vienoje ar kitoje srityje. Taigi, jeigu jau atėjo šitas klausimas man, kaip poreikis būtent jums paskaityti šią temą, tai būtent aš 3 variantus skaitysiu šią temą, reiškia apie auką. Įsirinkite variantą, kuris variantas jūsų. Aišku, galima žiūrėti visus 3 variantus ir atpažinti, ar būtent tai jūs aukojat ir vardant ko. Ką reiškia paaukot, vardant ko. Taip, kągi, aš manau, jūs jau pasirinkote. Ir pirmas variantas, kas pasirinko pirmą paukštuką. Pasižiūrime signifikaciją, ką jūs aukosite. Ką jūs aukosite? Čia yra tvirtybė jūsų. Bokštas, tai yra valdiški reikalai tam tikri, apsisprendimai, galbūt skyrybos, gal kažkokie dokumentai arba darbiniai klausimai gali būti. Pasižiūrim, kas tai būtų. Auka, darbas. Kažkas tai, kas jūs sutvirtintų, tvirtybę savo aukosite. Tai yra jūsų kaip imperatorės žlugimas. Meilės žlugimas galbūt, tam tikrų santykių auka. Paaukot santykius su vyru, pabaigt santykius tiesiog. Tai yra iš dalies materialinė saugi būsena, tačiau įėjo į kažkokią tamsą, negatyvą ir vyksta karas. Jūs galite paaukoti, sakykime, savo gyvenimą. Savo gyvenimą. Santykiuose su šituo žmogum. Vardan ko? Visgi įdomu, vardan ko jūs aukotumėte savo gyvenimą. Kad išjoti iš mirties kažkokio lauko. Galbūt yra reikalinga pagalba. Tai yra dėl pozityvių, tikintis pozityvių kažkokių pokyčių, labai pereinant sunku.
dygų lauką. Taip, tai gali būti labai aštrus klausimai susiję su operacijom, su lygom, su mirtim. Ir jūs galit pasirinkti. Reiškia, save paaukoti vardan to žmogaus, jeigu tam žmogui yra kažkokios ligos, ar dar kažkas padėti. Ir nežiūrėti savo sėkmės, savo laimės, savo darbinių klausimų, savo galbūt asmeninio gyvenimo, paaukoti save tam žmogui. Taip, čia netgi materialiniai, čia yra sveikatos klausimai. Netgi galit paaukoti savo fortūną kaip mylimosios. Netekt fortūnos, aukodama savo gyvenimą, sakykime, žmogui. Gerai. Štai tokia signifikacija. Jeigu jūsų, reiškia, situacija būtent tokia, kad save aukojate dėl kito žmogaus, dėl problemų tam tikrų, tikėdamasi padėti tam žmogui, tada čia yra jūsų kortų skaitimas ir žiūrite. Priežastys, kurios atvedė šitą situaciją, yra, tiesiog inkaras, kažkas tokio sunkaus. Jūs galbūt ilgą laiką jau kartu, seniai inkarą išmetę, kaip šeima galite būti. Ir visą laiką atrodė, kad pavyks jums pasiekti sėkmę tiek jausminės srity, tiek piniginės srity, tiek atneštą sunkią naštą iki galo. Ir tai toksai jūsų pasirinkimas yra siekti pergalės tokiu būdu. Visą laiką bandėte suvaldyti savo vežimą gyvenimo. Iš dalies, reiškia, jautėtės saugiai, stabiliai, užtikrintai, nežiūrint, reiškia, meilės klausimų, galimybių išeiti į naujus santykius, pavyzdžiui. Taip, su kitu galbūt mylimu žmogum. Čia yra tokia, reiškia, auka, kad jūs kažkada galbūt mylėjote ir šitą žmogų, bet santykiai patyrė nesklandumų, bet jūs nešite ilgą laiką šitą savo, kaip sakant, nusistovėjusi gyvenimą kaip inkarą ir vis tikėjote kažkokią sėkmę, nors atsirado, reiškia, jums galimybės naujai pradžiai apnulinti situaciją, tačiau jūs liekate būtent judėti šitam nykiam gyvenime, šitam lauke, paaukodama savo visą tvirtybę ir taip toliau, reiškia, aukoti savo gyvenimą. Ar jūsų auka duos laukiamų rezultatų, tuos, kurių jūs tikitės, reiškia, pozityvių pokyčių? Taip, žmogus, jeigu jis serga, sakykime, jūs nugyvensite iki gilios senatvės, išgyvens žmogus, jūs padėsite prajoti tą mirties lauką, tos sunkius laikotarpius ir pasensite kartu. Žmogus išgyvens, sakykime, jeigu yra kažkokios problemos jūsų partneriui, tai jis išgyvens, jeigu jūs aukojate save dėl jo. Duos tokius rezultatus ilgaamžystė. Ar aukščiausios jėgos pritarė šiam pasiaukojimui? Čia išeina protėviai ir šneka apie jūsų gyvenimą, kad tai yra įleistos šaknis, tai yra jūsų
gyvenimas, jūsų sveikata, jūsų tvirtybė, jūsų vaikai, jūsų anūkai, jūsų gyvenimas. Ir jūs turite teisę, reiškia, būtent rinktis partnerį, su kuom jūs gyvensite ir nugyvensite iki, užauginsite tą gyvenimą, iki tas medis, sulapos ir leis šaknis, duos, reiškia, palikuonis, kaip ir nerodo kokių tai prieštaravimų. Pasižiūrime, ar pritarė. Santykiai išties visą laiką koviniai, aukščiausios jėgos stebi jūsų auką, stebi, kaip vystosi reikalai ir kaip jūsų gyvenimas, reiškia, jūsų gyvenimo ciklas baigsis, sakykime. Kaip jūs užauginsit tą medį ir stebi jūsų aukos ciklą. Taip, tai yra auka. Jie stebi, kaip jūs su žmogum, kuris yra agresyvus, šaltas, nemylintis, kažkokius santykius baigiate, kaip tie santykiai šalti baigėsi ir pereina, duoda jums šansą, sakykime, turtus, būtent sukurti giminės kliką tokią, giminės tą medį išauginti, su vertybės išpuoselėti, uždirbti, sukaupti turtus, duoda šansą, išlaikyti stabilumą jums kaip moteriai. Stebi jūsų auką, ciklas užsibaigs, viskas užsibaigs ir jums bus duoti dar nauji šansai. Jūsų auka bus įvertinta. Nors protėviai, aš manau, veda link pabaigos šito pasiaukojimo. Stebi. Jūs jau ilgą laiką aukojatės, bet stebi, reiškia, visą gyvenimo ciklą jūsų. Kalba eina apie tai, kuo viskas baigsis. Viskas baigėsi pinigais, kaip ir kokiu tai materialiu turtu. Materija. Kas tai būtų vis dėlto? Pinigai iškrito, kuom viskas baigsis? Kaip ir gerai. Būsit turtingas, sakykime, ar ne? Taip, čia aukščiausios jėgos išeina irgi protėviai, kad būsite prikelta iš numirusiųjų ir patirsite pergalę. Bus duota galimybė atgimti ir patirsite pergalę ateityje. Jums bus duota laimėti šitą situaciją ir žada karminį pliusą jums, kaip vertybė, gerą karmą. Žada jums norų įsipildymą. Norų įsipildymą, stiprius kortus. Dėl šitos aukos, kad jūs, reiškia, galbūt neišeisite į mylinčios moters statusą, į trikampį. Nesirenkat kažkokių trikampių, o tiesiog, reiškia, pasirenkate vertybės dėl ateities, kaip pozityvę karmą savo vaikams, bendrai giminiai, tam medžiui.
protėviams, bendrai giminiai. Jūs įnešate labai didelį, reiškia, didelį indėlį, kaip žmogus mylintis, tikintis, geras, stiprus ir vertas atgimimo. Na, jums bus atlyginta ir apie tai šnekam. Ir tai yra dar šitam gyvenime jūs gausite jau, reiškia, galimybę kaip naujus šansus ir meiliai. Vien dėl šitos aukos. O kaip aukščiausios jėgos jums dar nori atlyginti, sakykime, jeigu čia kaip protėviai, iš dalies ir aukščiausios jėgos išėjo, ką jie dar nuo savęs nori jums pasakyti. Jie šneka apie fotografiją, kad jūsų atvaizdas, jūsų pasirinkimas, tai yra jūsų veidas. Jūsų veidas, reiškia. Iš esmės rodom, čia yra pats šėtonas, kuris nori, tarsi jūs įtraukti į suokalbį. Bet jūs sugebėsite švęsti pergalę, atlaikydamas pagundas ir įveikdamas, reiškia, kažkokius tai aistras, sociume, negatyvą, blogio atmokėdamas gėriu. Tai jums bus atlyginta per vaikus. Jūsų vaikų gyvenimas pajudės į sėkmę. Į sėkmę. Per išmintį, reiškia, tarsi bus išmintis užrašyta. Visi patyrimai ir pasiekimai. Kaip išlaikyti balansą, kaip išgyventi, reiškia, širdies skausmą, netektį, nemeilę. Nemeilę. Jums kaip moteriai. Aukščiausios jėgos kalba, kad daug kas jūsų gyvenime yra, reiškia, veikiama labai įdomiai, kaip jūsų atvaizdas keisis. Jūs galbūt tapsite laimingų, stiprių, žaismingų ir jūsų vaikams taip pat seks. Jūs gausit kažkokią energiją judėti per skausmą į pilnatvę. Per skausmą į pilnatvę. Visgi labai įdomu yra, ką nori pasakyti, tai nuotrauka. Taip, tai yra jūsų tvirtybė. Tai parodys, reiškia, aukščiausios jėgos jūs globos ir suteiks tvirtybę. Jūs tik paprašykite jų
Per nuotrauką galite prašyti, ko norite. Veiks kažkokios jūsų jėgos, dirbant su nuotraukomis, sprendžiant šeimos klausimus, giminaičių klausimus, vaikų klausimus. Jūs tiesiog galite, čia yra vaizdas, atvaizdas, stiprybė. Paprašysite ir gausit ne tik savo, bet ir savo vaikams. Padėsite išspręsti, reiškia, tam tikrus klausimus. Šneka apie tai, aukščiausios jėgos šneka apie, kad tai čia yra viskas tik tais laikinas toks atvaizdas žemėje. Jūsų stiprybė yra būtent jūsų širdingume. Ir jūsų širdingumas atves į jūsų namus. Aukščiausios jėgos jūs visados globos, prašykite ir jums bus duota. Bet galit prašyti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Tai būtų tokia auka jūsų ir toks atlygis. Atlygis jums. Pirmas variantas. Gerai, pereiname prie tų, kas pasirinko antrą variantą. Nepamirškit, kad čia yra bendri kortų skaitimai, jūs bent jau signifikaciją turite atpažinti. Ką jūs aukojat ir dėl ko. Antrukai, ką jūs aukojate savo pokytį, judesi savo, iš kur norėjot judėti, dėl ko jūs aukojate, dėl pinigų. Sveikatą, netgi sėkmę, dėl pinigų aukojate, dėl finansų. Auka yra jūsų tokia. Gerai, priežastys atvedusios į šitą situaciją yra, kad jūs padarėt kažkokius pasirinkimus, galbūt neteisingus, ir jums dabar reikia, aukot sveikatą, kad uždirbtumėt pinigus. Dėl fortūnos jūs rinkotės kelius ir įvyko aukščiausių jėgų, karminiai tokie sprendimai, tarsi aukščiausias teismas. Dėl fortūnos jūs gavote kažką prikelinėt norėjote, fortūną, sėkmę, darėt sprendimus, rinkimus, pasirinkimus savo gyvenime ir, kad jums pavyktų pasitraukti iš kažkokios nemalonios situacijos, kaip pinigų stygiaus ir labai siekite turtingos šeimos statusų ir darėte sprendimus. Galite turėti vaikų, mergaitę ir patekote į kažkokią tai nesėkmę, nelaimę, kada likote durniaus vietoje ant nulių. Vat jūs atvedė būtent į tą, ką jūs dabar turite aukotis, kad uždirbti pinigus. Jūsų auka yra. Vos ne per mirtis lauką jojat dėl pinigų. Jūsų judesys labai sunkus. Dygliuotas kelias. Na kągi, ar jūsų auka duos laukiamų rezultatų, tų, kurių tikitės, duos. Sustiprėsite, sutvirtėsite, tikrai, kažkas tai jumis pasirūpins, kaip protėviai, kaip
Iš viso turėsite galbūt senelį, tėvą, vyrą, kuris globos jūs. Net viršininkai gal netgi. Jūsų auka duos laukiamų rezultatų. Sutvirtėsite, patirsite pasitenkinimą. Būsite laiminga, nors galbūt nepasiekia tai, ką jūs norite. Galbūt nesugrįžite tuos laikus kaip anksčiau, kai buvo meilė ir sėkmė, net tokia bus. Bet iš esmės, reiškia, po žlugimo jums pasaulis duoda atsitiesti, kaip naujas gyvenimo etapas, duoda šansus sociume vėl, reiškia, įsitvirtinti, proto, logikos pagalba, medicinos galbūt pagalba įsitvirtinti. Ir jūs manote, kad reiškia auka čia yra, reiškia, jūsų auka tai ir tik iliuzinė sėkmė iš tikrųjų. Čia reikia proto sugebėjimų, greito judesio, reakcijos, rimtų sprendimų ir mylinčio žmogaus. Kaip reikia naujos pradžios, naujos meilės, naujų galimybių, kad išeiti vėl, reiškia, tą materialinę gerovę. Jums pavyks, ta auka yra iš dalies ne visiškai teisingai jūs suprantat. Tai ar aukščiausios jėgos pritarė jums, jūsų, reiškia, šitai aukai? Taip, saugo ir palaiko, pritarė. Angelas sargas išėjo. Taip, palaiko. Galima, aišku, dar pasitikslinti. Angelas sargas jūs saugo. Kad kuo greičiau jums pasisektų, reiškia, suvadovauti, pasiekti tai, ko jūs norite, kaip sakant, apnulinti situaciją, išeiti reiškia, iš nulio į pentaklių karalienę. Kad vis dėlto jūs uždirbtumėte tuos pinigus. Gerai, palaiko. Kuo viskas baigsis? Vaikas. Vaikas išeina. Palikuonis. Nauja pradžia. Kažkas naujo, mažo. Iš esmės stabilizuosite. Vaikas padės jums judesi kažkaip, pokyčiuose, susitvarkyti reikalus. Iš esmės, vienu žodžiu, išjudėsite jūs ir sutvarkysite reikalus dėl vaikų. Bus pobėda, bus pergalė, pavyks jums. Rezultate jūs pasieksite pergalę ir aukščiausios jėgos kokį patarimą dar jums duoda. Reziumė. Svarbiausia jūsų gyvenime yra namai ir stabilumas. Ir šeima ir giminė. Atkreipkite dėmesį. Taip pat širdingumas, nuoširdumas ir jūsų kaip šeimos, reiškia, dviejų sujungimas į vieną. Kad tiek vyro, tiek moters širdis vienu ritmu plaktų ir tai stabilizuos jūsų gyvenimą. Jūs dar galite susilaukti net sūnaus, jeigu norėtumėt. Šiaip išsaugosite vaikams. Išgirskite savo mažosios mergaitės ir mažo berniuko norus. Ko jūs iš tikrųjų norite. Visumoje yra viskas gerai.
gana stipriai jums išėjo, jūsų auka duos rezultatų. Čia yra susijęs su finansais ir aukščiausios jėgos jums padės išsikapanoti. Taip, čia buvo antras variantas. Pereiname prie trečio. Tiems, kas pasirinko trečią. Ir visada, jeigu net pažįstat situacijos, galite pasižiūrėti kitą variantą. Nes reikia nepamiršti, kad čia yra bendras kortų skaitimas. Mėlėjai ir mėlusius. Pasižiūrime signifikaciją, ką jūs turit paaukoti. Kažką turit užbaigti, kaip palaidoti. Palaidoti. Gal net pinigus. Vardan ko? Vardan moters. Gal dukros, gal savęs. Jaunos moters. Vardan moters. Turit paaukoti. Užbaigti. Čia gali būti auka jūsų yra save tiesiog paaukoti vardan moters. Užbaigti kažką. Tai tuoj pasižiūrim vis dėlto, ką jūsgi turite užbaigti. Kokia čia yra auka, ką jūs turit palaidoti. Vadovavimą, savo jėgą, savo lyderiavimą. Čia net su pačiu velniu. 3 vyriausi arkanai. Konkurencija. Užbaigti turit konkurenciją dėl imperatoriaus, vardan savęs ir dėl jaunos moters. Konkurencija. Kova dėl vyro. Prisirišimą palaidokite. Ta konkurencija su visų, kaip sakant, paleiskite tą vyrą. Čia yra ir pinigai, ir turtai, ir vyras, ir konkurencija su jauna moterim. Pats velnias, kaip sakant, pats velnė su visų imperatoriumi, su visa konkurencija jūs turit paaukoti. Vardan savęs ir dėl kitos moters. Gerai, o kas čia yra ta moters? Vis dėlto man įdomu pasidarė. Vardan. Kas yra moters? Moters yra tiesiog kaip šeima, kaip sėkmė vardan vaikų, vardan savo sėkmės, išlaikyti balansą, vardan kaip motinos, vardan savo laimės, išlaikyti balansą, vardan mamos, žmonos, balansą išlaikyti. Vardan savo sėkmės, vardan savo vaikų sėkmės išlaikyti balansą kaip savo moters, mamos ir žmonos statusų. Dėl vaikų ir dėl savęs balansas. Ir palaidojat konkurenciją. Gerai, pasižiūrim toliau. Priežastys atvedusius šitą situaciją. Kažkas naujo. Nauja mergaitė, vaikai gali netgi atvesti šitą jaunystę. Šitą situaciją atvedė, reiškia, tarsi vaikai. Arba, pasižiūrim kas, nemokšiškumas, tiesiog vaikiškumas, pykčiai, kovos, nesantaika, melagystės, apgaulės. Vaikas, apgaulė dėl vaiko, neišmanimas, dėl materialios sėkmės buvo kovojama. Kvaili poelgiai, vabankiniai, kažkokie kvaili poelgiai.
jūsų iš dalies. Kad konkuravote, norėjote sutvarkyti, nugalėti dėl imperatorius, vėl tos pačios kortos. Vaikiškai elgėtės tiesiog, vaikiškai elgėtės. Priežastis dėl to, kad vaikiškai kaip maža mergaitė elgėtės. Priežastis tokios. Ar jūsų auka duos laukiamų rezultatų, tų, kurių jūs tikitės? Jūs rasit raktą. Iš tikrųjų, tai bus raktas. Palaidot tą konkurenciją su visų tom imperatorium, su tą, reiškia, nesąmonė visą paleisti. Tai yra raktas, padėsiantis jums išspręsti sunkumus jūsų gyvenime. Raktas išspręsti karminiam užduotim. Tai padės jums atsitiesti, prisikelt, kaip moteriai, kaip žmonai, kaip motinai išeiti gausą ir sutikti naują vyrą, mylintį vyrą. Tiesiog nebebus jums kažkokių tai negalėjimų ribų, kad aš negaliu kažko. Tiesiog tai bus kaip poilsis po komos. Iš ties, jūsų gyvenimą ateis meilė. Pasirinkimo galimybės. Paleidus savo imperatorių. Taip, tai yra raktas. Kągi, ar aukščiausios jėgos pritarė šiam pasiaukojimui ir šitai aukai? Pasižiūrėjau. Tai yra kelias, gyvenimo kelias, kuriuo jūs einate. Jūs šituo keliu galite eiti. Galbūt jums net aukščiausios jėgos rodo šitą kelią. Tai pažiūrėsim. Taip, tai yra galimybė pasitraukti iš sunkios būsenos, sunkios pozicijos. Priimti teisingą sprendimą atkirtimo. Gauti tiek, kiek jums priklauso ir duoti tik, kiek kitam priklauso. Kaip dalybas tokias padaryti. Tai yra kelias skyrybų. Reiškia, šitą projektą ir eiti naują projektą, reiškia, naujus šansus kaip aistringai moteriai ateityje. Tai yra kelias, palaiko. Aukščiausios jėgos neprieštarauja būtent šitai aukai. Ir kuo viskas baigsis, pasižiūrime. Kuo viskas baigsis? Taip, jūs pajudėsite tiesiog. Bus judesys, bus, kaip sakant, transportas tuo keliu važiuoti ir jūs vairuosite savo gyvenimą. Tiesiog vairuosite savo gyvenimą ir išlaikysite, kad ir sunkiai, pusiausvyrą ir sutiksite turtingą poną, su kuriuo būsite laiminga. Kelyje, kaip sakant. Ir ką noriu jums dar pasakyti aukščiausios jėgos? Šneka apie orą, apie dangų, apie oro stichiją. Įkvėpk gaivaus oro, mergaitė, sako. Įkvėpk. Nebesek, nebekovok. Apnulink visas kovas. Ir lauk savo meilės. Nebekovok kaip žmona dėl savo karaliaus. Įkvėpk laisvo oro. Eik į naują. Tu turėsi stabilumą, turėsi naujus santykius, Įkvėpk gryno oro, tiesiog, sako aukščiausios jėgos. Ir judėk savo gyvenimo keliu. Raktas teisingas. Kągi, su jumis buvo Kandelarija. Štai tokias aukas pamatėm, atskleidėm ir pamatėm, kokie galimi rezultatai.
Linkiu jums kuo didžiausios sėkmės ir pamatyti, ar verta dėl to aukotis, ar gausite tai, ką norite, ar auka yra teisinga, ar verta aukotis, vieną ar kitą auką atlikti, vardan kažko. Ir jeigu atpažinot situaciją, tai reiškia ir kortų skaitimas jūsų. Be abejo, nepamirštam, kad čia yra bendri kortų skaitimai, o visados galim paanalizuoti individualiai panašius klausimus. Kągi, laukiu grįžtamojo ryšio iš jūsų, mylėjai ir mielusius. Iki sekančių susitikimų su jumis buvo Kandelarija. Iki.